Sveiki, hebrytė. Mes su panelė atradom savo naują hobį ir noriu jūs su juo supažindinti. Tai ateinam, parodysiu, ką mes turim. O turim mes dvi Yamahos. Pirma tai yra Yamaha Grizzly 660 kubų, berods 25 metai, kažkas tokio. Gale jau nезависимая подвеска, o ne balkė. Tad aparatas visai neblogas. Ir mano aparatas tai Yamaha XTR. Aš suprantu, kad jūs galite pasakyti, kad čia yra negalingas mocas ir aš su jumis sutinku. Čia yra 125 kubai, vos ten tik tai 7 kW. Kodėl būtent 125 kubai? Reikia išmokti važiuoti bekelį su mocu. Suprantamas dalykas, aš moku važiuoti kelių su mocu, bet bekelė čia yra visai kitas reikalas. Aišku, jau pasivažinėjom porą savaitgalį ir jau esu pripratęs ir jau jaučiu, kad man reikia čiut galingesnio moco, bet iki šiol su juo man yra linksma. Tai užteks kalbėti, rengiamės ir važiuojam. Kur jevnas. Tak wygląda, da? Gerai, einame rengtis. Įlėkėm mes į mišką ir iškart išlindo porą tokių kasiakų. Ir čia mano kasiakai. Pirmas dalykas. Pas mane moce kažkur dingo, klėmus tikriausiai atsijungė ir dingo elektra. Tad dabar esu kaip lopas ir pakuriu iš kojas vietoj elektros starterio. Ir kitas dalykas, blemba, aš taip norėjau pasikabinti kamerą prie šalmo, bet nepasėmiau laikiklio, pamiršau. Tad šį kartą nebus tokių fainų kamerų, fainų kadrų iš šalmo, bet sekantį kartą bus. Biškį prasivažiavom pro gražesnius keliukus, apšylom ir manau laikas surast biškį smėliuko, nes čia yra kelios tokios smėlėtos vietos, smėlėti kalniukai. Aišku, man biškį sunku po jos važiuoti, trūksta kilovatų, nepagalvoju apie tai, kada pirkau tą 125-tuką, bet kaip nors čia kažką užlipsim, padarysim. Važiuojam ieškot!
net vos į medį neįnešė. Aš norėjau iš gazo taip ir išvažiuoti ir kai nutempė į medį. Taip mes filmuojam. Aš drifteris. Ką čia turi? Vandenuką ir trosą. Žinai, kodėl trosas čia yra? Praeitą kartą išvažiavom pasivažinėt. Tiesiog pasivažinėt, ramiai. Ir sakau Emilijai, o, žiūrėk, kokia faina bala prie kalniuko. Ir kaip ujibala šitą balą, tai ir neištraukiau moco. Teko važiuoti namo, imtis trosą ir lupt su trosu moco atgal. Ai, tiksliai. Yragi kadrai, kaip aš išstrigau, tai va, pamatysit. Ten kaip lopas lėtai važiavau, nes, nu, čia pirmi išvažiavimai, bet niek. Smėliuko biškį gavom, laikas purvuko. Tai čia jau prasideda kai kokios balos. Pravažiuosim jas, žiūrėsim kas toliau. Va kaip tik tą vietą. Negazuok, palauk. Va kaip tik. Va kaip tik tą vietą, kur praeitą kartą užstrigau. Čia šitoj baloj, būtent va čia buvo įstrigęs mano motas. Kadangi jau radom tą vietą, tai bandom dar kartą pravažiuoti, gal kažkas geriau pavyks. Jei nepavyks, trosas jau turim. Ir iškart pasakysiu, kodėl mes nelendam su kvadriku taip žoskai. Aš dar keturaičiui neprivyrinau gervės. Mes gervę nupirkom, bet gervės dar neprivyrinau. Tad be saporto biški bijom kažkur strigt. O mocą tai su kvadriku ištrauksim. Vos nenusižudžiau. Ten kaip numetė ne į tą ravą, atikėsi. Dabar biški geriau, praeitą kartą buvo šlapiau, biškutį padžiuvo. Tad manau šitą balą bandysiu įveikti, kur praeitą kartą neįveikiau. Nežiūrėt gilio, taip bandyt. Pofik. Gerai. Pravažiuok biškai, nes bijau, kad gali iššokti.
Na gerai, šį kartą buvo geriau, greičio paėmiau. Bet blemba, purva mažiau nepasidarė. Ir čia, nu pizda, per mažai greičio įvežiau. Ir per striomnai išsigandau. Ir kaip matėt, galinis ratas pastrigo. Tai sio, teko stumt. Dar trumpus kojyčius į balą prakritau, vos nenukritau. Užtat linksma. Linksma? Pavargau. Per šitas medžiukus, aš pirmą kartą nuo šitą motą nukritau. Tada išvažiavom, galvojau, kad man kerzų užteks. Va čia vat ant medžio kreivai užvažiavau nemokėdamas, nuslydau, nukritau, koją pasukau, vsio, aišku, reikia pirkti ekipą. Gyvas? Tai ką pasakiau, kad reikia pirkti ekipą. Kas čia atsitiko? Aš neįsivaizduoju. Aš įsigandau šitos šakelės ir nuspaudžiau priekinį stabdį. Lygioj vietoj. Oi, ble, čia kurva išsigandau šitos šildomos sakos, ble. Čia. Tak, paleisk mum į veidą. Gerai, judam toliau. Rink savo žaislus, nu. Gerai, atsiprašau. Nuo kelio traukiu. Čia переедем его. Motas biški kažkaip pradėjęs ir guliuot čia po tokio kritimo, bet gal nieko, atsigaus dar pasižiūrėsim vakare, kaip kas su jo. O kodėl mes atvažiavom į pievą? Žodžiu, aš noriu pasibandyti pastatyti vienką. Praeitą kartą man nepavyko, nes motas sunkus, motas negalinkas ir kai aš jį užmetu, aš jį tiesiai užmest negaliu, o iš galios pastatyti negaliu. Tad čia toj porą bandymų padarysiu ir važiuosim namo. Pasistačiau biškį aukščiau negu praeitą kartą, bet netgi pats peršikau. Žiūrėk, burniautas. Nebijok. Važiuoja namo plauti techniką. Na, kažkaip taip pasivažinėjom. Jeigu jums buvo įdomu, dėkit laikus, rašykit komentarus ar filmuoti dar šitokį mūsų hobį. Šiaip netgi šitam miškelėje įdomių vietų yra daug. Yra dar daug, ką jums parodyt. Dar prie to pačio jau galvoju apie atsinaujinimą, bet, nu, čia žiūrėsim, kaip bus. Tad, ką? Nu, žodžiu, rašykit komentarus, jeigu norit daugiau tokio kontento matyti ir susitiksim sekančiuose epizoduose. Ate, ate.